Labadiena, mėly Agrobitės žiūrovai, Agrobitės portalo lankytojai, mūsų prenumeratoriai, tiktokeriai, taip pat visi Valdemaro Jaciko fanai. Gaunu laiškus iš jūsų, kad labai įdomus pokalbiai, labai įdomus pašnekovas. Ir mes šiandien po 2 savaičių vėl sveikiname su visuomenininku, verslininku gerbiamu Valdemaru Jaciku. Labadiena, gerbiamas Valdemarai. Labą dieną, ponas Gediminai, labą dieną visi žiūrovai, klausytojai, malonu vėl matyti. Buvo daug naujienų per šitas 2 savaitės, ne tiek daug galbūt, kada būna, kaip čia pasakyti, prieš javapjūtę, nes dabar visi ūkininkai dirba laukose, klimsta su traktoriais, kombainais, su sunku derlių nuimti. Ir štai liūtys ir žemės ūkio apskritai situacija dėl tų ekstremalių situacijų, kurios kilo jau 6 rajonuose, jau 6 savivaldybės paskelbė dėl žemės ūkio augalų žūčių ekstremalią situaciją. Dabar jau vyriausybė svarsto, galbūt reikėtų paskelbti visą tą ekstremalią situaciją visos Lietuvos mastu. Kaip jūs, gerbiamas Valdemarai, vertina tokią situaciją? Tai ekstremalios situacijos paskelbimas, jeigu jisai kažkokiu tai būdu pagelbės ūkininkams finansiškai arba ten suteiks kažkokias tai galimybės, jeigu tai bus jiems naudinga, tai tada labai gerai, reikia skelbti kuo greičiau, mažiau ten tų pasitarimų ir visa kita, kad žmonės galėtų kažkaip tais išgyventi po šitokio gamtos išdaigų. Bet jeigu šitos ekstremalios situacijos paskelbimas yra tik tais biurokratų pasipijarinimas, žiūrėkit, mes jumis rūpinamės, tai tada, aišku, tai nėra nei čia reikalinga, nei ką. Todėl matysim, kaip tai bus ir kokia tai bus pagalba ūkininkams. Tai yra svarbiausia, nes jeigu ūkininkams blogai, blogai visiems. Ir tie, kurie juos aptarnauja, ir tie, kurie techniką tiekia. Taip toliau mes kiekvieną dieną, ir sekmadienį vakar meldžiausi už tai, kad greičiau tas oras pasidarytų geresnis ir kažkaip leistų tą derlių nuimti. Nes priminsiu žiūrovams, kad Valdemaras Jacikas yra Agrobond įmonės, kaip čia pasakyti, idėjinis lyderis, įkūrėjas, vadas, ir įmonė prekiauja taip pat žemės ūkio technika, traktoriais, padargais ir visų kitų, todėl taip pat ir Valdemarui tai yra aktualu, kaip ir visiems ūkininkams, būtent tai, kad tas derlius būtų kuo lengviau nuimtas, kuo mažiau skęstų tie pasėliai. Ir ūkininkai štai kėlė per šitas 2 savaitės klausimą dėl Jonavos grūdų įmonės džiovinimo įkainių. Audrius Vanagas, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos vadovas, paskelbė įrašuose Facebook, kad 22% didesni įkainiai Jonavos grūduose yra negu Latvijoje, o pati įmonė Jonavos grūdų priklauso, kaip sakoma, yra ir Žemės ūkio ministerija yra dalininkė šios kompanijos, bandė Žemės ūkio ministerija šiek tiek švelninti situaciją, kad, turbūt įmonė solidarizuosis, taip pat patys Jonavos grūdai išplatino pranešimą, kad solidarizuosis su ūkininkais ir pamažins tuos įkainius, kaip yra reali situacija. Sunku pasakyti, patys žemdirbiai gali išsiaiškinti, kiek ten didesnė tie įkainiai, kiek jie mažesni arba kiek jie sumažėjo galbūt. Kaip jums atrodo, gerbiamas Valdemarai, kada yra valstybės iš dalies valdoma įmonė, ir tokių štai įkainių džiovinimo gana jautrioj tokioj situacijoje, kada lyja, kada grūdai tikrai drėgni, kaip jūs vertinate, kaip valstybės įmonė turėtų elgtis? Ar valstybės, aš vertinu taip, kad ar valstybės įmonė, ar privati įmonė, jokio skirtumo. Tiek viena, tiek kita turi gauti pelno, protingą procentą tą pelną, aišku, ne kažkokius tai beprotiškus viršpelnius. Tai yra vienas dalykas, nes jeigu negauna įmonė pelno, anksčiau ir vėliau jinai po keletą metų užsidaro, tai yra bankrutuoja. Nuo to, kad įmonė bankrutuoja, niekam nuo to geriau nepasidaro. Nei jeigu, sakykime, Jonavos grūdai pradės dirbti nuostolingai, nuo to ūkininkams geriau bus. Nagi nebus geriau. Jie paprasčiausiai užsidarys ir reikės vežti kažkur tai grūdus kitur. Tai yra viena medalio pusė. O ar įmonė bet kuri, ar privati, ar valstybinė uždirba viršpelnius, taigi nėra sudėtinga. Yra visur atviri duomenys, 5 metų
įmonių rezultatai, rekvizitai LT, visi galit pasižiūrėti ir pamatyti, ar jinai turi iš ko pati subsidijuoti ten, sakykime, kažkokias tas savo kainas, ar to neturi. Dabar kas liečia, kodėl didesnė kaina Lietuvoje negu Latvijoje arba ten Lenkijoje. Lenkijoje irgi mažesnė kaina grūdų džiovinimo. Aš matau, kad pas mus yra truputį trumpa atmintis, kad visai nesenai buvo uždėti papildomi akcizai kurui. Ir niekas, nei Latvijai, nei šitie, nei Lenkai, nei Estai, nei dar kas nors važiuojantis pro šalį, kuro Lietuva nesiperka, nesipila, nes jis yra per brangus. Tai automatiškai logiškagi šitą kurą ne šventa dvasia, šitos grūdus ne šventa dvasia mes džiovinam, teisingai, tam reikalinga energija. Ir jeigu energija mūsų valstybė, biurokratinis aparatas padaro neįkandamą arba brangesnę negu aplinkinėse šalyse, tai kodėl mes norim, kad grūdų džiovinimas būtų pigesnis. Stebuklų nebūna. Na va, aš pasižiūrėjau Valdemarai rekvizituose Jonavos grūdų pelnas prieš mokesčius 24 metais buvo 283 tūkstančiai eurų, pardavimo pajamos 18,7 milijono. Grynas pelningumas, grynasis pelnas siekia irgi tie patys 283 tūkstančiai eurų. Metais prieš tai, 23 metais, grynasis pelnas siekia 616 tūkstančių eurų, tai yra beveik 2,5 karto mažiau negu pernai. O 23 metais pardavimo pajamos buvo 20,7 milijono, kaip minėjau, 24 metais 18,7 milijonų. Tai va. Na tai ir galvokim, dabar nuo tų 280 tūkstančių prie beveik 20 milijonų, tai yra apie 1,51%. Grynasis pelnas 1,51%. 1,55. Na tai ir žiūrėkim, šitos pinigus galima, sakykime, ant šitų pinigų atpiginti. Toliau prasidės problemos įmonė. Ar tai tikrai stipriai sumažės ta kaina, aš nežinau. Aš manau, kad vis dėlto valstybė priimdama akcizų pakelimą, darbo užmokesčio pakelimą ir visas kitus tuos, sakykime, gražiai skambančius ir pakeitimus ekonomikoje, kur jinai daro tas intervencijas į ekonomiką ir kišasi į ekonomiką. Prieš tai reikėtų pagalvoti, o kas bus po 5-6 žingsnių. Bet šito nenori pagalvoti ir tada ištisai pas mus vyksta tokios problemos. Tai iš pradžių pakeliam mokesčius, po 2-3 mėnesių pradedam šaukti, o kodėl pakilo kainos, o gal davai ten kas nors per daug uždirba, o gal sukurkim komisiją, supranti, šitom kainom stebėti. Į tą pasaką be galo tas cirkas, kada iš pradžių biurokratai padaro problemą, o po to intensyviai ją sprendžia. Gal geriau nekurti tų problemų ir tada viskas bus daug geriau. Bet kaip įdomiai darosi, dabar pridirbo nesąmonių su tais mokesčiais valstybė, o pati vyriausybė sugriuvo. Dabar kaip jūs šitą sutikote žinią apie vyriausybės griūtį, kai Paluckas atsistatydino ir dabar vėl pakibo klausimas, ar Ruginienė bus patvirtinta premjerė, ar nebus patvirtinta. Jis dabar į prezidentūrą, su prezidentu sutiks, kalbėsis apie ministrų pozicijas. Ir čia, aišku, mums labiausiai įdomi yra Žemės ūkio ministro Igno Hofmano, kaip čia pasakyti, perspektyva ir likimas. Mano galva, ministras dirba tikrai gerai ir yra kur kas geriau, negu kad būtų koks Navickas, kuris rūpintųsi tik nendrinukėmis. Kaip jums atrodo, Valdemarai? Ne, tikrai pritariu, Gediminai, čia vienareikšmiškai. Gal tai nėra, sakykime, kažkoks tai ypatingai ten geras ministras, kuris galėtų rytoj premjeru tapti, bet tikrai tai yra daug geresnis negu ką mes čia turėjom paskutinius 4 metus. Tai yra tikrai, Hofmanas stengiasi, dirba, galų galiai jisai supranta, ką jisai veikia, jis pats iš žemės ūkio. Tai čia šita viena dalis. Dabar antra, dėl to sugriuvimo. Sakykime, vyriausybė ne taip, kad ir sugriuvo. Vyriausybė atliko tam tikrus veiksmus. Aš tikrai iš karto, kad žiūrovai žinotų, nesu gerbėjas socialdemokratų, man tie
bet kokie užsiėmimai socializmų visada nepatinka ir jie visada priveda prie blogų dalykų. Bet tegul visuomenė pasirinko socialdemokratus okei. Ir šita vyriausybė jinai padarė keletą tokių dalykų, tai antra pensijų pakopa, kada suteikė galimybę žmonėms išeiti iš antros pensijų pakopos, o tai reiškia didžiulės pinigų sumos, aš bandžiau skaičiuoti, kiek tai teoriškai galėtų išsiimti iš šito, tai yra keletas milijardų, o tai yra dideli pinigai ir tam tikri žmonės, tipo Stepukonio ir taip toliau, jie šitų pinigų netenka, tai yra netenka operacijų su tais pinigais ir galimybės jais pasinaudoti. Kada mes pradedam kalbėti apie milijardus, ten jau yra rimti dalykai. Toliau įvyko šiokie tokie apribojimai energetikams. Ir taip toliau ir panašiai. Iš lėto šita vyriausybė, Paluckas, dar su kažkuo jisai tą virvelę vadinamam deep state įveržė. Ir visiškai logiška, kad buvo mestos visos pajėgos, surasti visas jo nuodėmes ir jį nuimti. Tai tikrai šitas ir tas veiksmas buvo padarytas. Sakykime, be abejo, aš nesakau, kad jisai ten kažkoks nekaltas ir taip toliau, nesusimokėti teismo paskirtos baudos ar sprendimo, be abejo, čia jisai pats kaltas. Šiandien turime tam tikrus sutrikimus interneto ryšio. Šiandien kaip tik Tele2 išplatino ir žinutėmis, kad atsiprašo vartotojų, todėl ir mes kartu atsiprašome, jau ką darysi, bandom prisitaikyti prie to, kas yra, todėl visų paprašysime būti kantriais, jeigu kartais dar trukinėja ryšys, tai Valdemarai, atsiprašiau už tą mūsų, kaip sakoma, ryšių sutrikimus. Tai yra tikrai, bet matėm, kad tas spaudimas buvo tikrai didžiulis ir paskutiniu momentu buvo mestos ir kitos pajėgos, tai yra maski šou, už ten kažkaip kažkas dėl kažko buvo bandoma parodyti, kad čia reikia laužti duris, tai yra buvo spaudimas netgi į giminaičius, į artimuosius, ir be abejo žmogus neišlaikė ir pasitraukė. Tai čia yra toks tas komentaras. Aš turiu omeny, kad vienaip ar kitaip šita vyriausybė užlipo ant nuospaudos vadinamam deep state'ui arba giluminiai valstybei arba Landsbergių klanui, nesvarbu kaip kas nori tą panaudoti arba įvertinti. Tai buvo iš tikrųjų ir jie vyriausybės vadovą patraukė, o dabar prasideda dar įdomesnė komedija. Man kas keista, žinokit, kad, Valdemarai, atsiprašau, šiek tiek pertrauksiu apie komediją, po to papasakosite, gerai? Man tai didžiulį tokį, kaip čia pasakyti, nusivylimą tokį kartėlį tokį paliko tai, kad Andrius Tapinas, būdamas žurnalistas, ir Černiauskas Šarūnas, taip pat būdami žurnalistai, jie labai stipriai mėgino į visą tai veltis. Kažkokios tai akcijos organizuojamos, prisimenu prieš kurį laiką, dar prieš konservatoriams, tampant valdančiaisiais, buvogi tenais tas garsusis mitingas prie Seimo organizuotas, kur Landsbergis sakė, šitą Seimą reikia vyti lauk, o po to pati Šimonytė atsistojusi sakė, po 4 metų išsirinksite, ką norėsite. Ir dabar vėl mes matome tą pačią situaciją, kada žurnalistai, tarsi būdami nepriklausomi, labai stipriai mėgina įtakoti apskritai, ką turi valdyti valstybė, kokie pareigūnai turi būti paskirti. Buvo dargi prieš pat Palucką atsistatydinant suorganizuotas mitingas prie prezidentūros, kad prezidentas paskirtų normalų premjerą naują. Ta prasme, tai, ką siūlys valdantieji, netiks bet kuriuo atveju, todėl protestas vis tiek bus. Ir štai dabar, sakau, man tai paliko, labai neskanų prieskonį. Todėl visi jūs, kas žiūrite mus, būtinai prenumeruokite Agrobite Play kanalą, būtinai sekite Agrobite visuose tinkluose, nes mes esame išties nepriklausomi. Žurnalistai, nepriklausoma žiniasklaida ir jūs būtent galite prisidėti prie to, dalindamiesi, dėdami laikučius, patiktukus, taip jūs paskatinsite šios įrašus plisti ir kartu ūkininkų balsas bus girdimas
Labiau. Tai va, tai aš atsiprašau už šitą įsikišimą, norėjau tik pasakyti, kad man dėl mūsų kolegų, nu, gildijos, mūsų žurnalistų biški gėda. Ne tiek, kad biški, labai daug gėda, būtent po šios istorijos. Tai apie komediją dabar prateskite. Tai Gediminai ir ta komedija, gal irgi savo 5 kapeikas į šitą žurnalistų. Ką pats minėjai, vis dėlto reikia suprasti, kad yra žurnalistai ir yra propagandistai. Nu, sakykime, vieni sako, ko čia skiriasi ir tie kažką tais pasakoja. Nu ne, čia yra taip. Vieni iš meilės, o kiti už pinigus. Tai propagandistai už pinigus. Ir jiems nusispjauti. Šiandieną yra nurodymas arba, sakykime, moka už tai, kad būtų parinkta vyriausybė, rytoj bus mokama už tai, kad visi po 8, po 10 kartų šautumėm į petį laisvę, poryt dar kokią nors nesąmonę ir jie visada bus tokie patys. Jie už pinigus darys tai, ką reikia daryti ir tikrai jiems, nu, aplinkui taip yra ir ypatingai dabar tom karo sąlygom mes tie propagandistai labai stipriai atsiskleidžia. Vėl be abejo mes turim juos atskirti ir žiūrėti į žurnalistus, kurie traukia visas negerovės, viską rodo ir yra reali 4. valdžia, o nenupirkta. O dabar ką, sakykime, labai ta komedija prasideda su nauju premjero skirimu ir aš čia buvau pasimetęs, kada išgirdau, kad socialdemokratai Ruginienę, reiškia, pasirinko, o iš pradžių šaukė, kiek mes ten visko turim ir atrodė, kad jau Sinkevičius tai ir aukščiausias teismas išteisino. Na, pirmą kartą, ko gero, Lietuvos istorijoje už 4000 vagystę pasakė, kad tai yra administracinis nusižengimas ir nereikia kreipti. Ir Olekas šaukė, aš galiu būti ir noriu. Ir buvo dar ten tų visų žmonių ir čia tau išeina ir pareiškia, kad bus Ruginienė. Aš iš karto pagalvojau, nu, vis tiek reikėtų kažkaip pažiūrėti, kas ta Ruginienė, kaip čia kas bus. Ką jinai bent teoriškai gali, bet vėlgi, nu, žmogus kaip žmogus, išsilavinimą turi, diplomą turi. Geriausias tai yra vis dėlto palyginimas. Ir aš pažiūrėjau, su kuo būtų galima palyginti. Ir labai įdomu, prieš keletą savaičių buvo Ukrainai paskirta premjerė. Pakeistas premjeras, aiškiai dėl Zelenskio skandalų su NABU, tai yra su antikorupcinė sistema ir ten buvo pakeistas premjeras. Ir paskirta Sviridenko Julija ir labai toksai, sakykime, kaip dežavų. Ruginienė 81 gimimo, o Sviridenko 85, tai yra jos vienmetės. Abidvi tikrai žavios moteris, tai vienas dalykas ir va šito panašumai kaip ir baigėsi. Sviridenko tai pradėjo savo karjerą nuo turto vertintojos baigusi mokslus, po to dirbo Kinijoje, išmoko kinų kalbą, pritraukė 340 milijonų investicijų į Ukrainą, buvo pastatyta gamykla, jinai tapo tos gamyklos direktoriaus pavaduotoja, po to buvo perpirkta į kitą privačią gamyklą direktorium už daug didesnį atlyginimą ir taip toliau. Šitoj gamykloje padirbėjus Ukrainos gamykla išėjo į užsienio rinkas, tai yra tiekdavo pašarus. Vienu žodžiu, matosi, kad žmogus tikrai labai gabus. Toliau Černigovo sritis gubernatorius pasikvietė pirmojų pavaduotojų. Jau nuo 18 metų iki 19 ėjo laikinai gubernatoriaus pareigas. Zelenskio prezidentavimo metu nuo 19 iki 21 ekonomikos viceministras. Nuo 21-25 vicepremjeras ir ekonomikos ministras, nuo 25 metų premjeras. Tai matosi laipteliais labai toks tvarkingas ir kad tai tikrai gabi moteris. Gabi moteris ir tada žiūri, o ką jinai dar nuveikė va toj valstybiniai. Privačioji viskas aišku, pritraukti iš Kinijos 340 milijonų investicijų, kas dirba su Kinija, žino, kad čia reikia neeilinių gabumų.
nes tai visiškai kitas pasaulis. Ir pažiūrėjus, o ką jinai gero nuveikė šitoje būdama valstybės tarnyboje, tai būtent Sviridenko ir sudarė tą sandorį su Trumpu. Ir vėl buvo atnaujinti ginklų tiekimas į Jūs turite Ukrainą. galvoj naudingų iškasenų tą sutartį, taip? Naudingų iškasenų, kur pirmą kartą Zelenskis nuvažiavęs ten viską sugadino, tą cirką surengė. Taip. Ir tada jinai tada sėdėjo irgi tenais buvo šalia ir po to matyt Trumpo administracija pasakė, kad jeigu ir kalbėsim, tai kalbėsim su jie ir galų gale buvo tas sandoris sudarytas. Tai žinant, kas yra Trumpas, matant ir kaip jisai sudarinėja sandorius ir kaip jisai sudraskė mūsų von der Leyen, tai Sviridenkai tikrai Julijai žemai galima tik nusilenkti. Kad su Amerika yra tokie daugiau mažiau bent keletą savaičių normalesni santykiai. Dabar žiūrime Ruginienę. Tai Ruginienės net nėra ką pasakoti. Jinai pabaigė visuomenės sveikatos mokslus. Na, žinot, tą, kur jūs čia dažnai vis mėgstat apie tą visuomenės sveikatą, ten, kur... Su valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Jo, pabandė padirbėti visuomenės sveikatos specialistų 3 metus. Nelabai patiko matyti šitas darbas. Įsidarbino kažkokio individualio įmonėje, bet man nepavyko rasti, kas per individualią įmonę, nes jos nebėra, kaip suprantu. Ir po to nuo 12 metų iki pat dabar jinai keliavo vadinamų profsąjungų keliu. Tai yra, jeigu Lietuvoje galima surasti gerai apmokamą darbą, kuriame nieko nereikia veikti, tai yra profsąjunga. Ir tai matyti kažkokia tokia vieta ir jinai visą tą kelią iš vienų profsąjungų į kitas ir visas tas kelias buvo tose profsąjungose. Tiesa, profsąjungos yra kaip ir šeimos verslas, nes kada jinai išėjo iš, sakykime, iš tokios Lietuvos miško ir miško pramonės profsąjungos, tai šią pirmininko postą atidavė mamai, o pasitraukusi iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko postą atidavė vyrui. Tai toks vat, šeimyninis tas profsąjungos verslas. Aha. Jo, bet jis nei blogai, nei gerai. Aš čia nenoriu gink dievę, sakykime, kažkaip tais sumenkinti Ruginienę ar kažkaip tais. Nes, bet tai va, tai toksai va žmogus ir pats įdomiausias yra dalykas tai, kad po jos partijos paskirimo tiesiog tai buvo šokas visam tam deep state'ui ir netgi prezidentui. Prezidentas nežino, ką daryti. Užpulti nėra dėl ko, nes jinai nieko gyvenime neveikia, neturi nei paskolos, nei būto, nei dar ko nors. Visiškai tai yra žmogus, na, sugrįžęs iš šalčio. Sakykime šitaip, toliau šitie visi, kuriuos propagandistai irgi nežino, ko kabintis. Pabando kabintis už tai, kad jinai ten neva turi giminių Rusijoje. Bet jinai pati ukrainietė, kaip supratau, ukrainietiško šaknis. Tai logiškai, jeigu esi ukrainietė, tai tu turi Rusijoje giminių viską, kaip pavyzdys labai mėgstamas čia yra mūsų žiniasklaidos toksai Padalekas iš prezidentūros Ukrainos, tai jo brolis yra FSB pulkininkas. Taip, Rusijos. Ir nieko, ir prezidentūra ir taip toliau. O kariuomenės vado Sirskio tėvai gyvena Rusijoje. Nu, tai apie ką čia kalbėti. Tai va tokie dalykai. Ir tai va šitą aš tikrai nenoriu jos nuvertinti, bet ar jinai ką nors sugeba ar ne, neaišku. Bet įdomiausias yra kitas dalykas, kaip jinai tapo, šito buvo nominuota į premjerus. Mhm. Tai va čia tai buvo trileris. Čia buvo... Kada šitiek žmonių pretendavo ir, sakykime, ir po to jie visi vienas po kito atsiėmė savo kandidatūras. O paskutinė kandidatūra, berods Sabutis, tai aplamai atsiėmė vos ne posėdžio metu. Taip.
Kaip jums Suprantam, atrodo, kad Lietuvoje... kodėl taip atsitinka, kas yra su socialdemokratų partija? Nes Pažiūrėkit. tarkime, Ne, su gerbiamas Valdemarai, socialdemokratais... norėjau pabaigti mintį dėl Ruginienės ir profsąjungų. Jūs turbūt gerai prisimenate, kad socialdemokratai visais nuo pat nepriklausomybės atkūrimo remdavosi būtent profesinių sąjungų lyderių balsais, visą laiką skatindavo, būdavo, kai jeigu opozicijoje, tai būdavo ir protestai organizuojami visokie profesinių sąjungų, kada konservatoriai buvo valdžioje. Taip. Nu, ir va tas pasiremimas būtent profesiniam sąjungom, na, jau irgi pasako, kad socdemai turi kažkokį, na, kaip čia pasakyti, gilų, miegantį, kaip čia pasakyti, rėmėją, kuris visą laiką ateina laiku į paramą. Ir dabar, kaip jūs įvardinote štai tą komediją arba trilerį, kuomet viens po kito atsisakė savo kandidatūrų socialdemokratai, kaip jums atrodo, kodėl taip vyksta ir kas vyksta su socdemais? Dabar žiūrėkim objektyviai. Tam, kad žmogus nusimtų savo kandidatūrą, o sakau, socialdemokratų partija jau, ko gero, prieš 5 metus ir daugiau ruošė savo būsimąją premjerą Sinkevičių. Nu, tą, kuris 4000 pasiėmimas iš biudžeto yra nenusikaltimas. O tik šiaip kažkaip tais, bet jie jį ruošė labai ilgai ir tai turėjo būti tas premjeras ir tikrai aš jį netgi esu asmeniškai ir bendravęs, tai tikrai gabus žmogus. Pirštai linkia į save, bet šiaip gabus. Ir štai jisai nusiima kandidatūrą ir supranti, taip nebūna tokių stebuklų arba ten fokusų. Tos fokusus gali surenkti tik tais jėgos struktūros. Tik tai specialiosios Lietuvos tarnybos. VSD, FNTT, STT. Bet jos pačios savaime to irgi nedaro. Todėl kyla klausimas, kas organizavo visą šitą cirką, tų nusiėmimų kandidatūrų. Tai labai įdomu, aš nežinau, ar mes kada tai sužinosim, bet aišku viena, kad ne prezidentas, nes prezidentas, kaip ten filmukė, aš pats apakęs. Kai nominantų tapo Ruginienė, aiškiai matom, kad Landsbergių klanas taip pat apakęs ir nežino, ką daryti. Vat, ir labai įdomu, kas ta kita jėga Lietuvos ar užsienio galinti padaryti tokią įtaką, kad 3 berods kandidatai, tikrai visi tokie galintys užimti premjero postą ir netgi paruošti būti premjerais, staigiai atsiima kandidatūras ir nominantė tampa Ruginienė. Aš tikrai nieko neturiu prieš ją, galbūt pas ją yra paslėpti talentai ir tai bus nuostabiausia Lietuvos premjerė, gali būti. Bet kol kas jos tiek gyvenimo aprašymas, tiek tas keistas dalykas tapimų nominantų, man kelia tokį keistus jausmus, sakykime. Nu, jėgos... Atrodo, kad nedemokratiniai, Gediminai, nedemokratiniai laisvoj Lietuvoj gyvenio kažkokioj tai toj ten trečioje pasaulio valstybėje. Bet niekam nepaslaptis, kad jėgos struktūros duotuoju momentu didžioji jų dalis buvo patvirtintos vadovai konservatorių valdymo metais. Ir mes galime daryti tokią prielaidą, kad būtent jėgos struktūros šiandien dienai dirba opozicijai. Ir būtent jų dėka daroma įtaka socialdemokratams, valdantiesiems. Kaip jums? Ar jums susidaro toks įspūdis, ar ne? Tai vienareikšmiškai, tai kai mes kalbėjom apie Palucką, tai ir buvo ir tie visi maski šou, vadinamos kratos ir visi šitie dalykai, tai ir buvo grinai, sakykime, Landsbergių šaikos visas šitas veiksmas. Ir propagandistai dirbantis, taip toliau. Bet dabar įvyko kažkas labai keisto, nes tiek propagandistai, tiek tie vadinami dabar opozicija, ta Landsbergių grupuotė, jie patys apakė nuo Ruginienės. Todėl vėlgi, nebūna taip, kad tose specialiosiose tarnybose, taip jie gali ten padėti vieniem kitiem, bet jie taip pat, ko gero, nėra angelai
ir kažkas turi apie juos informaciją. Supranti? Aš manau, kad netgi specialiosiose tarnybose žmonės yra žmonės ir jie turi tų skeletų spintose, o apie tuos skeletus jau žino kažkas kitas. Ir tas kažkas kitas vėlgi gali padaryti vienokią ar kitokią įtaką. Nes vėlgi šita įtaka, jinai buvo padaryta ne iš anksto. Sinkevičiui, Olekai, Sabučiui. Jinai buvo padaryta vos ne paskutinę minutę. Jo, kažkurio metu įsikišo. Ta jėga kažkurio metu. Tam, kad nebūtų galima, taip, tam, kad nebūtų galima peržaisti, apsiginti ar dar kažką. Tai buvo tokias smūginis veiksmas ir viskas. Ir tas triušis iš kepurės ištrauktas, gražiai pasodintas, pristatytas prezidentui, prezidentas varto akis, nesupranta, kas vyksta. Pasakyti, kad netinka, negaliu, nes neturiu dėl ko ir ką. Labai įdomus dalykai. Darysis Lietuvoje tikrai šituos 3 metus. Įdomiausia tai, kad dėl mūsų mokesčių mokėtojų, dėl mano, dėl tavo, reiškiasi pinigų sumokėtų tų mokesčių, tų 40 milijardų, kurios mes sumokame visus 4 biudžetus, vyksta žiauri kova, o šitų veikėjų mes dažnai nelabai ir matom. Gerai, kokia būtų jūsų prognozė? Aš suprantu, kad prognozės yra toks nedėkingas dalykas. Kaip jums atrodo, kaip gyvens žemės ūkis prie šitos naujos vyriausybės, jeigu bus paliktas Ignas Hofmanas arba nebus paliktas Ignas Hofmanas, žemės ūkio ministras? Igno Hofmano vis dėlto ateitis priklauso ne nuo premjerės, o šiuo momentu nuo Žemaitaičio. Nes, kaip supratau, tai koalicija išlieka ta pati, nebent galbūt dar bus paprašyti valstiečiai prisidėti, nors jų nelabai reikia, bet prisidėjus valstiečiams galima, sakykime, paspausti Skvernelį. Nes Skvernelis irgi susidaro toks įspūdis, žaidžia koalicijoje ne visada švariai ir atvirai. Tai, manau, šiai dienai Hofmanui niekas negrėsia, bet jeigu Žemaitaitis sugalvotų jį pakeisti, tada jau ir žemės ūkis nuo Žemaitaičio visiškai nusisuktų, kaip nusisuko jau dalis visuomenės dėl mokesčių reformos. Nu tai taip. Jo, čia būtų toks, kaip čia pasakyti, rimtas ėjimas ir rimtas sukrėtimas, ne mažiau negu ekstremali situacija Lietuvoje. Jo, nes tikrai bent jau dabar ūkininkams sukrėtimų nereikia, reikia tikrai bendrom jėgom kažkaip išsikapstyti iš tos gamtos išdaigų, susitvarkyti, susiskaičiuoti tuos viščiukus, susiskaičiuoti tonas, kiek aplamai tų grūdų turim Lietuvoje, kiek eksportuosim, kokios kainos, kaip kas bus, nes tikrai situacija yra ekstremali. Gerai, dar norėjau jūsų jau pabaigai visai, gerbiamas Valdemarai, apie Trumpo ir Putino susitikimą, kuris įvyks rugpjūčio 15 dieną Aliaskoje. Ten vyks ir prezidentas Zelenskis, kuris nedalyvaus, kaip čia pasakyti, trišaliam susitikime, o bus kažkur tai padėtas ant atsarginių suolelių ir jeigu reikės, jisai tenais prisijungtų arba dar kažkas tai atsitiktų. Kaip jums atrodo, ar pabaigsime šitą karą šiuo susitikimu, ar vis dėlto tai daugiau, kaip čia pasakyti, PR-inis toks reikalas iš Trumpo pusės, gausis Nobelio premiją ir bus laimingas, o Ukraina toliau kaposi su Rusija, nes taip suprantu, kad teritorijų apsikeitimo konstituciškai neįmanoma padaryti, nes tos visos teritorijos yra įtrauktos į konstituciją tam, kad jas atiduoti kitai pusiai, tai yra Rusijai, reikia keisti konstituciją. Kaip jūs žvelgiate į visą tą situaciją? Karas pasibaigs, nepasibaigs šitais, arba kas apskritai bus ir kiek tai gali turėti įtakos Lietuvai? Gerai, pabandykim žiūrėti logiškai, be emocijų, be visų šitų dalykų. Susitikimas su Trumpu Aliaskoje.
Jisai, jeigu taip žiūrėtum, tikrai naudingas yra Putinui. Naudingas tuo, kad galų gale jisai išeina iš tos pilkosios zonos, reiškia, jis buvo kaip ir išvytas iš pasaulio toksai blogietis, o dabar štai vat, jisai legitimizuojamas va tuo susitikimu su Trumpu. Aišku, Trumpas tikrai sąžiningai žmogus nori užbaigti šitą karą. Tai jis kalbėjo prieš tampant prezidentu, tai jisai visą laiką kalba, gal jis tai daro kažkaip keistai, mums nesuprantamai, nes mes daugiau įpratę, kad premjerai, prezidentai turi pliurpti, pliurpti, pliurpti ir būtent įkalbėti karo pabaigą. Trumpas daro veiksmus, ne visada tie veiksmai mums patinka. Šiuo momentu jisai bandys susitikti su nusikaltėliu Putinu. Ir kaip čia aš palaikyčiau daugiau tokią, sakykime, Riutės įžvalgą, tai NATO generalinio sekretoriaus, kuris pasakė, kad Aliaskoje Trumpas išbandys Putiną. Tai yra bus pokalbis apie tai, ar mes galime kalbėtis apie ugnies nutraukimą. Tai tikrai, manau, penktadienį nieko neįvyks, nieko nebus pasirašyta, bus pasikalbėta galų gale akis į akį ir nustatyta, kur mes randamės. Nes Trumpas, Valdemarai, bet tokie susitikimai, jie paprastai neorganizuojami, nepasiruošus kažkokių sprendimų. Vien tam, kad susitikti, aš manau, kad, Trumpui, pačiam nenaudingis bus kaip pajuokos objektas, jeigu tiesiog susitiks, pasikalbės, sakys, mes turime štai kelią ir panašiai. Taip, ir Trumpas tikrai rizikuoja ir tą antausį greičiausiai jisai gaus. Dabar jeigu mes pažiūrėsim, ką Putinas kalbėjo nuo pat karo pradžios ir visą laiką, tai mes matysim, kad jisai tos savo nuomonės niekada nekeitė. Ir būtent Putinas įtraukė 4 šitas rytis į savo konstituciją, į Rusijos. Ir dabar jam pasakyti, kad aš atsisakau Zaporožės ir Chersono srities, jeigu ukrainiečiai, ką nori siūlyti Trumpas, jeigu ukrainiečiai pasitrauks iš Donecko srities, paprasčiausiai jis to negali, nes tai bus bachūras, kaip sakant, nesilaikantis žodžio, o tai reiškia, kad kiek laiko jisai bebus prezidentu. Ir tokiu atveju nieko nebus. Tas karas gali baigtis tik 3 atvejais. Tai manau, Rusija užima beveik visą Ukrainą. Beveik visą, ne visą. Ukraina neturi išėjimo prie jūros. Įsivaizduokim, rusai užima tiek Odesą, tiek Nikolajevą. Praktiškai susisiekia su savo Pridnestrovės sritim. Ir ten vakaruose palieka kažkokį enklavą, tipo ten kurkit savo Ukrainą. Tai vienas variantas. Antras variantas, Ukraina atsikovoja viską, įskaitant Krymą. Galbūt palieka Donbasą, bet čia jau jų pačių būtų reikalas, ar reikia jiems tų problemų. Ir trečias variantas, miršta Putinas. Deja, kitokio varianto aš bijau, kad mes neturim. Kaip, aš tai galvoju. O tai reiškia, kad karas tęsis. Galų gale reikia pradėti daryti tai, ką reikėjo daryti senai, tiek Ukrainai, tiek Europai. Čia mano nuomonė. Be abejo, gali būti klaidinga, bet aš taip ją matau, taip yra logiška. Mes turime aiškiai numatyti, koks mūsų biudžetas šitame kare. O kada mes pradedam kalbėti šitos visokius ten dalykus, kad ten pinigų, ten viena kita valstybė, aš noriu pasakyti žmonėm, visiems, kurie mus žiūri, kad Europos Sąjungos, ne valstybių, bet Europos Sąjungos biudžetas yra 2 trilijonai. Tai jeigu mes skirtume 5 procentus nuo to biudžeto, ne CO2 gaudimui, ne karvių subinių uostymui, ne visom tom kvailystėm, o sakykime gynybai,
5%, tai sudarytų 100 milijardų. Už 100 milijardų nupirktumėm ginklų, su kuriais galėtų ukrainiečiai kovoti. Ukraina be abejo turi baigti gaudyti tos žmonės gatvėje, sudaryti finansinę sistemą tokią, kad žmonės eitų kariauti, turi panaikinti, atleisti krūvas valdininkų, kurie vagia ir plėšikauja Ukrainoje. Ir va dabar ką tik buvo areštuoti keturi Zelenskio bendražygiai, kurie po 30% vogė nuo dronų siunčiamų į frontą. Ta prasme, visi atlikę namų darbus, tikrai Rusiją galima nugalėti. Jo, bet ten Ukrainoje su ta korupcija ten kitaip ir nebuvo. Ten visą laiką vogė. Ne visą laiką buvo. Žinot, kaip jie sako, jeigu Ukrainoje nebus korupcija, tai viskas sustos. Nes valdininkas, biurokratas, jisai tik tada daro kažkokį tai veiksmą, kai jam sumoka. Jis priešingą atveju nedaro. Jis nesupranta, kodėl jis tai turėtų daryti. O kam tu darysi, suklysi, už ką? Už tą atlyginimą, neįdomu. Ir ten dėja viskas taip yra. Bet sakau, turi kažkas pasikeisti. Priešingą atveju, tas karas jisai tęsis 5-30 metų. Aš noriu pasakyti, kad tas karas jisai yra šiaip ir Europai naudingas, nes kol Ukraina kariauja, tol mums nereikia kariauti su Putinu. O Putinasgi vėlgi, sakau, aš niekada nemačiau, kad jisai būtų atsitraukęs nuo savo žodžių, nuo savo siekių, sakykime. Taip. Žodžiai taip galima ten, kaip žiojasi, taip meluoja. Bet čia ne apie melavimą, čia apie tikslus. Ir 21 atrodo metais tas išsakytas, kad NATO turi trauktis į 97 metus, tai pasižiūrėkim, kas 97 metais buvo NATO nariai. Ir vadinasi, jo tikslai bus tikrai agresija ir prieš Baltijos šalis, ir galbūt prieš Lenkiją, galbūt prieš Suomiją, nes Suomijos įstojimas į NATO tai yra jam asmeninis įžeidimas. O ką, žmogus jau tikrai pagyveno, kodėlgi nepakariavus? Du variantai, arba eisi, ta prasme vienas variantas, įeiti į istoriją. Arba kaip visiškų bepročių ir pralaimėjusių, arba kaip bepročių ir laimėjusių. Man kažkaip, žinokit, atrodo, man kažkaip, Valdemarai, taip atrodo, kad tas karas, kaip jūs pasakėte, 3 variantai, tai aš vienas variantas sakau, karas baigsis tada ir sės prie derybų stalo Rusija tada, kada jinai nebeteks išteklių. Tai yra, kada sankcijos ją prispaus, kada jinai neturės žmogiškųjų resursų, turto ir panašiai. O jinai, nepajėgi net prie dabartinių resursų turinčių, jinai nepajėgi net užimti tos Donecko srities. Tai ką apie visą Ukrainą čia kalbėti? O ukrainiečiai, jie neturi pakankamai ginklų tam, kad atsikovoti tas teritorijas. Ne tik atsikovoti, Gediminai, su kiekviena diena Ukrainai fronte kovojančių žmonių mažėja. Taip, va kur yra problema. Taip. O Rusijoje norinčių už pinigus eiti kariauti nemažėja. Va čia yra problema. Dabar sakai, mes galim jau sužlugdyti ekonomiškai. Jeigu Rusijai įvedam sankcijas, tai tikrai tai nesumažins karinės mašinos. Taip žmonės mažiau valgys. Ir kadangi jie mažiau valgys, jie dar labiau norės eiti kariauti, nes ten moka daugiau. Tai taip. Tai va, ir šitas ratas pasiveikia. Todėl ir sakau, arba reikia rimtai pradėti kariauti, ir kada jau pamatytų, kad, nes Rusija visada atsitraukdavo, jinai daug kartų yra pralaimėjusi karus, ir Japonija, ir sakykime, daug yra tų pralaimėtų karų. Ir tada jinai kuriam laikui nurimsta. Aišku, Amerika turėtų garantuoti, kad nebus branduolinio karo ir Trumpas, kaip matom, tą sugeba puikiai. Medvedevas papliurpė apie kažkokius ten, kad jie gali branduolinį ginklą išbandyti. Trumpas sako, gerai, aš jau porą atominių povandeninių laivų pasiunčiau prie Rusijos krantų ir iškart visi nutilo. Tai šita vieta įsitvarkosi gerai. Europą galų gale turim nustoti malti šūdą, atsiprašau už tokį įsireiškimą, o tikrai paimti daug pinigų nereikia. Trumpas sakė, prašau,
parduotuvė karinė atidaryta. Pirkit. Tai nustokim, atsiprašau, malti šūdą, nupirkim ginklų metam į priekį ten už tą 50 milijardų, už tiek tai reikia Ukrainai. Galų gale, duokime raketų, raketų duokime. Tai nupirkim raketų, nėra problemos. Turi jų ir amerikiečiai, turi ir pietų korėjiečiai. Tai galų gale koks skirtumas? Galim nupirkti tų pačių raketų ir iš Kinijos. Koks skirtumas, kas kris ant galvų rusam? Galim pirkti iš tų, kurie parduoda. O šitoj vietoj pasaulis kaip gerą pirkėją Europą gerbė. Ir viskas, ir pabaikim šitą karą. Nes tas durniaus voliojimas, kad čia galbūt nutraukim ugnį, pamainykim teritorijom, nieko iš to neišeis. Putinas netam pradėjo šitą karą. Netgi ekonominės sankcijos nei vieno karo neužbaigė, šiaip jau paėmus, tik tais sumažino. Ne vieno karo ekonominės sankcijos neužbaigs ir šitą. Taip. Įsivaizduokit, aš tikrai galvoju, kas per kvailiai Europos Sąjungoje tie biurokratai, jeigu jie galvojo, kad uždraudus eksportuoti į Rusiją Dolce Gabbana, Mercedesus, BMW, jie sustabdys karą. Jeigu tu Victoria's Secret apatinių rusų moteris negalės nusipirkti, tai jos privers savo vyrus baigti karą. Kokie debilai turi priiminėti tokius sprendimus? Kaip turi nesuvokti, kas vyksta šitoje šalyje, kad tikėtumės, kad jeigu rusas negalės kažko tai nusipirkti, tai baigsis karas. Taip, kada rusas negali kažko parduoti, jisai negauna pinigų. Ir tai mažina, sakykime, atsiranda problemų gaminti ginklus ir visa kita. Bet visos tos sankcijos, kad mes rusam kažko neparduodam ir todėl jie pabaigs karą. Anekdotas. Keista, bet tokie žmonės kažkaip gyvena ir vadovauja mums. Gerai. Per daug jau dėmesio skiriame Rusijai ir Trumpui. Valdemarai, žiūrėkite, tai kągi, ačiū Jums labai už šios dienos pokalbį, manau, kad visiems patiko mūsų žiūrovams, todėl tikrai paraginčiau, prenumeruokite mūsų kanalą, paremkite tą nepriklausomą žiniasklaidą, Jums tai nieko nekainuoja, mums tai be galo malonu ir skatina dirbti ir stengtis, ir štai šiuos įrašus iškelia aukščiau kitų, mes visą laiką palaikome ūkininkus ir žemės ūkį. Taip kad sekite, mus taip pat ir TikTok tinkle. Ką norėtumėt perduoti, gerbiamas Valdemarai, mūsų žiūrovams ir savo fanams? Vienintelis, ką norėčiau paprašyti, padėkit tą laiką, tikrai jums nieko tai nekainuoja. Tas pirščiukas į viršų, prenumeruokit. Tikrai Gediminas daro didelį darbą, stengiasi, visada malonu žiūrėti jo laidas. Tikrai tai naudinga mums visiems. Kuo daugiau tokių kanalų bus, tuo jūs gausit įvairesnę informaciją. Gaudami įvairesnę informaciją galėsit susikurti tikrą savo nuomonę ir turėti tikras žinias apie įvairius dalykus, kurie vyksta Lietuvoje. O tai yra svarbiausia, nes priešingų atveju jūsų smegenis okupuos propagandistai. Ir tada, kaip ir mes vaikystėje, raudonas kaklaraištis, ženkliukas ir Leninas mūsų tėvas, senelis ir visa kita. Tai, kad to nebūtų, ta žiniasklaida laisva, jinai yra būtina, o kad jos būtų, tik tai priklauso nuo žiūrovų, kaip jie tai reaguoja. Taip, kad ačiū visiems. Juolab, kad mes tikrai neperšam savo nuomonės, mes tik išsakom savo nuomonę. Jūs galite tiesiog klausyti ir pasidaryti iš savo išvadas ir elgtis taip, kaip jums atrodo geriausiai. Taigi, ačiū Jums labai, gerbiamas Valdemarai, ačiū visiems žiūrovams ir iki naujų susitikimų. Netrukus susitiksime po 2 savaičių. Iki.